Kalėdų senis šiandieną jautėsi keistai. Jis stovėjo ant Turkijos paplūdimio, su ledų dėmė ant marškinių, laimėjęs ką tik vykusias lenktynes prieš 4 turistinius golf karus. Nugalėtojas! Šauktelėjo jis pats sau, išdidžiai įžengdamas į finišo liniją. Ho, ho, ho! Bet kažkas viduje neramino. Širdis tylėjo. Nors išorėje viskas buvo gražu, laimėta, saulėta, ledai suvalgyti, bet kažko trūko. Keista, murmėjo jis, žiūrėdamas į mėlyną dangų. Kaip gali būti liūdna, kai viskas gerai? Ir tada jis ją pamatė. Šviesa! Jinai kilo aukštai, virš saulės, virš jūros, virš visko. Ji nebuvo saulės spindulys, ne. Ji buvo kaip atmintis, kaip svajonė, tokia šilta ir pažįstama, kad širdyje kažkas tik tuk, tuk, tuk. Senis pašoko. Į roges visi, sušuko jis. Kur važiuojam, spėjo paklausti tigras Laris. Į šviesos vytis, atsakė senis. Jie sulindo į roges, kurias dabar traukė elektrinis motoras. Nu ką, šiuolaikybė. Rogės spruko per Turkijos gatves, posūkiai, taksi, sunktramežimiai. Tu juodajam sąraše, riktelėjo senis, kai vienas skuteristas netyčia pasimaišė kelyje. Tu ir tu taip pat, dar pora pėsčiųjų neatsargiai perėjo kelią. Pipa žvengė. Seneli, gal šiek tiek švelniau? Negaliu, šviesa tolsta, reikia suspėti, bet miestas buvo lyg labirintas. Ir štai stop ženklas. Ir traukinys, ilgas, su 1000 vagonų ir važiuoja labai lėtai. Šalia stovėjo senukas su ilga skarele, pardavinėjantis gintarus. Gintarai iš Baltijos, laimės akis, skelbė jis. Ir tuo metu gitara, švelnus, beveik hipnotizuojantis garsas prasiskverbė pro miesto triukšmą. Senis atsisuko, užmerktomis akimis klausėsi melodijos, kuri lėtai tarsi glostė jo širdį. Jo kvėpavimas sulėtėjo ir akis, nors ir užmerktos, pajautė kažką pažįstamo, gyvo, esminio. Staiga aplinka pradėjo keistis. Kalėdų senis vaikščiojo basomis po migluotą pievą. Švelni pilkuma kvėpavo ramumu. Tačiau širdyje kunkuliavo kažkoks jausmas, tarsi jau girdėta daina, šviesa, kurią visada turėjo šalia, tik pamiršo ją prisiminti. Ten buvo jis pats, mažas, nešantis dovanų maišą, dirbantis su meile, juokiantis ir dalyjantis džiaugsmą. Jis matė elfus, pavargusius, tyliai triūsiančius. Vieną palietė pirštais,
ir jis nušvito spalvomis – raudona, žalia, geltona, oranžinė. Visa aplinka pradėjo pulsuoti spalvomis ir šviesa, kai senis prisiminė, kodėl jis daro tai, ką daro. Virš galvos plaukė vaivorykštė, švelniai ir ramiai skrodžianti debesų platybės. Iš tolo aidėjo gitara, ta pati melodija, kuri atgaivino jo sielą ir širdį. Jis ėjo link jos. Ten po medžiu sėdėjo rogėse ką tik sėdėjęs tigras Laris, tyliai grojantis. Tai kaip čia atsidūrei? Paklausė senis. Gal tu mane čia atvedei? Atsakė Laris, nepakeldamas akių nuo gitaros. Ne, tu mane atvedei, papurtė galvą senis. Ta šviesa, ar tu ją paleidai? Galbūt, nusišypsojo tigras, bet tu pats nusprendė ją vytis. Senis pritūpė šalia, sunėrė rankas. Vadinasi, tai mano pasirinkimas? Visada buvo, tarė tigras. Ieškojai, nors viską turėjai su savimi. Tai kur mes dabar? Paklausė senis. Tavo pasaulyje, bet ir mano, atsakė tigras. Ar tai kitas pasaulis? Gali būti. O kiek jų dar? Begalybė, atsakė užtikrintai tigras. Ir kas už jų? Kas žino? Gal kažkas daugiau? Senis atsidūso. Bet jeigu tiek daug pasaulių, kur žinoti, kuriame turi būti? Tigras nustojo groti. Tu jau jame, tik dažnai pamiršti, stebi savo pasaką, pats joje vaidindamas, bet kai gyveni tik savo, matai tik sceną, kai gyveni dėl kitų, pamatai šviesą už jos. Tai kaip tai padaryti? Paklausė senis tyliai, lyg vaikas. Ką pirmiausia darai ryte? Paklausė tigras. Na, atsikeliu? Ne, tu pabundi. Ar tik ne visi mes vaikomės šviesos, tyliai ištarė Laris. Ieškom šviesos danguje, darbe, kituse, bet ne savyje. Bet aš nežinau, ką beatsakyti kalėdų senis. Ir ją turi, visada turėjai. Senis pažvelgė į savo širdį. Ji švietė, šiltai, ramiai. Man nereikėjo jos vytis? Ne, linktėjo tigras. Tu esi tas, kuris ją dovanoja, ne tas, kuris ją vejasi. Senis nutilo, tada tyliai sukrizeno. Tai aš visą tą laiką bėgau paskui pats save. Ho, pagaliau supratai. Sveikas atvykęs namo. Senelį, Pipos balsas tarsi pro debesį, švelnus, lyg tolstantis varpelis. Kalėdų senelis sėdi rogėse. Rankose jau pravėsęs termosas. Gintarų pardavėjo nebėra. Muzika nutolusi. Tik traukinys šliaužia lėtai, kaip mintis. Miegojau, sumurma. Nieks neatsako.
Bet širdį tylus spraktelėjimas, kaip kai įsijungia šviesa kambarį, kur ilgai buvo tamsu. Jis pakelia akis, žvilgsnis gilus, švelnus. Važiuojam, taria tyliai. Pypa ir tigras net neklausia kur. Rogės pajuda, lengvai, lyg vėjas pats jas stumtų. Šviesa manyje, sumurma Kalėdų senelis. Pirmos dalies pabaiga.